Jau daug metų marijampoliečiai priversti kęsti cukraus fabriko skleidžiamą dvoką. Tikimasi, jog šiemet padėtis pasikeis iš esmės. Fabriko skleidžiamas smarvė pradėta naikinti efektyviu biologiniu būdu. Mikroorganizmų perdirbtos atliekos bus naudojamos laukams tręšti. Bendrovė Arvid cukrus pradėjo taikyti efektyvią technologiją, siekdama Marijampolę išvaduoti nuo dvoko, kuris ypač sustiprėdavo šiltuoju metų laiku. Šis pažangus japonų sukurtas kovos su nemaloniais kvapais būdas pasaulyje taikomas jau 30 metų, Lietuvoje tik antri. Šiomis dienomis į duobes, kuriuose laikomos pernai cukraus gamybos procese atsiradusios atliekos, purškiami mikroorganizmai. Jie puvimą paverčia fermentacijos procesu, kurio metu neišsiskiria nemalonų kvapą sukeliančių dujų. Jos yra natūralios, genetiškai nemodifikuotos ir visiškai saugios. Po išpurškimo, šitie mikroorganizmai tiesiog panaikina patį puvimo, dėl ko į aplinką nėra išskiriamas amoniakas, sieros vandeniliai ir kitos nuodingos dujos, kurios sukelia nemalonų kvapą. Šioks toks kvapas yra, nes procesas dar vyksta, mes turim foninį šiokį tokį kvapą. Taip. Technologija planai vykdoma būtent šitam objektui 2 etapais, mes turim šiai dienai 1 etapą jau baiginėjom, vėliau pagal poreikį, jeigu bus kvapas, vykdysim 2 etapą. Kiekis, kaip matot, susidarantis yra tikrai nemažas. Purvingumas runkelių sudaro apie 10%, mes jau perdirbam netoli 200 000, tai kiekis yra arti 20 000 kubinių metrų, bet tai, sakykime, yra toks dalykas, kad jaučiasi šioks kvapas, kadangi dalis organikos patenka tai šaknelių, lapų, žolių kažkiek tai ir puvimo procesui prasidėjus pavasarį atsiranda kvapas. Šitą šalinimą mes manom, kad pabaigsim vežimą antroji birželio pusėje, o dėl kvapų, kaip ir kolega mūsų, sakykime, minėjau, tai kvapus tikrai tikimės, kad jie mažės palaipsniui kiekvieną dieną mažės ir tas vežimas jau neturėtų būti pastebimas. Fermentacijos proceso metu mikroorganizmų perdirbtos atliekos tampa nekenksmingomis, jos gali būti naudojamos tręšti laukams. Šitos atliekos, sakykime, visa organika, po apdorojimo mikroflora šita gali būti naudojamos laukų tręšimui. Pilnai gali būti naudojamos, jos neturi kvapo. Netgi šita technologija kitose šalyse, sakykime, yra atlikti tyrimai, galima panaikinti ir naftą, jeigu yra grunte, galima panaikinti ir sunkiosius metalus ir taip toliau. Technologija yra visiškai saugi ir tos atliekos po to labai sėkmingai naudojamos yra kaip trąša. Atliekas, sakykime, mes vežame šiuo metu į 2 vietas. Viena vieta tai yra Arvė turi žemės kuktų, sakykime, prie kuktų. Ten yra kalakutų mėšlai, ten yra žemės sklypas ir mes ten vežėm anksti pavasarį. Šiuo metu, sakykime, galiu taip pat paminėti, kad jau tas purvas, kuris iš čia išvežtas, jis yra ūkininko netgi užsėtas javais, tai jis tikrai yra geras, nes tai yra dirvožemis. Antra vieta, į kurią mes vežame, tai yra vadinami cukraus fabriko naujieji sėsdintuvai. Bendrovės Arvid cukrus gamybos ir technikos direktorius tikisi, jog šią vasarą diskomfortą sukeliančio kvapo Marijampolėje nebebus. Tai yra ir mums naujas dalykas, bet mes tikrai tikim ir manom, kad jau jis ir dabar mažėja ir tikrai jisai bus mažesnis ir ateityje mes išmoksim su juo kovoti. Nemalonų kvapą skleisdavo ir cukrinių runkelių išspaudos ilgesniam laikui likusios fabrike. Tikimasi, jog šią problemą išspręs dabar statomi nauji išspaudų granuliavimo įrengimai, kurie sugranuliuos iki 90% išspaudų.